Iš tikrųjų skubus ir svarbus pareiškimas iš Vašingtono. Donaldas Trumpas pripažįsta pralaimėjimą ir pradėjo trauktis kare prieš Iraną. Kol jo gynybos ministras Petas Heksetas spaudos konferencijoje pareiškė, kad Amerika jau laimėjo, pats Donaldas Trumpas staiga viešai pažadėjo Iranui, kad neleis Izraeliui pakartoti smūgių pagrindiniam Irano dujų centrui Pietų Parsui. Be to, Iranas išvakarėse parodė, kad Trumpo grasinimai ne visada realūs. Trumpas grasino sunaikinti dujų telkinį Pietų Parsą, jei Iranas vėl atakuos Kataro suskystintų gamtinių dujų objektus. Katare pranešė, kad Irano raketos išvedė iš rikiuotės beveik 20% Kataro SGD eksporto ir apgadino didžiausią pasaulyje SGD gamyklą. Dabar Kataro energetikos ministras pareiškė, kad remontui prireiks mažiausiai 26 milijardų dolerių ir nuo 3 iki 5 metų. Trumpas nieko nepadarė, bet jo atsitraukimo apogėjus net netame. JAV finansų ministras Scottas Bessentas teigė, kad Baltieji rūmai planuoja panaikinti sankcijas Irano naftai jūroje, siekdami stabdyti naftos kainų augimą. JAV pasiruošusios tai padaryti. Sankcijos prieš priešininką, kurį jie nori nugalėti. Aš, Aleksejus Pičias, aptarkime tai kartu. Prieš pradėdami laidą prašome užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka ir parašyti komentarą. Tai padeda YouTube algoritmams siūlyti laidą didesniam žiūrovų skaičiui. Prenumeruokite mano Telegram kanalą Piči News, nuoroda aprašyme. Ten skelbėme operatyvius vaizdo įrašus. Taigi, šią laidą pradėsiu tiesiog šokiruojančią naujieną. JAV finansų ministras Scottas Bessentas teigia, kad Baltieji rūmai svarsto panaikinti sankcijas Irano naftai esančiai jūroje, siekdami stabdyti naftos kainų augimą. Kaip jis sakė, Donaldo Trumpo administracija pasitelkė visas priemonės, net silpnindama ekonominę grėsmę priešui kare, kad pažabotų naftos kainų augimą. Beje, būtent Trumpas išprovokavo šį karą, kuriame padarytos dešimtis didelių klaidų. Brento naftos kaina per 24 valandas pakilo 10%, didindama investuotojų susirūpinimą. Brento naftos kaina dabar siekia apie $111 už barelį, tai beveik 60% daugiau nei iki karo. Dabar pateikimi vertinimai ir prognozės. $200 už barelį jau nebeatrodo nerealu. Galiausiai išeina Scottas Bessentas ir pareiškė, cituoju: Artimiausiomis dienomis galime panaikinti sankcijas Irano naftai jūroje. Tai bus apie 140 milijonų barelių. Iš esmės mes naudosime Irano naftą prieš pačius iraniečius, kad pristabdytume kainų augimą per artimiausias 10-14 dienų, kol tęsime šią kampaniją. Taigi, mes turime labai daug svertų. Tiesiog norisi pasakyti, kad o gal Baltuosiuose rūmuose apsigyveno naujas daugiažingsnis strategas? Daugiažingsniai ėjimai? Panaikinsime sankcijas Iranui, kad jie gautų pinigų karui. Ir tai esą veiksmas prieš juos. Kaip juos pergudravome? Skamba visiškai beprotiškai. Kai JAV sąjungininkai Persijos įlankoje negali parduoti naftos dėl Irano blokuojamo Ormuzo sąsiaurio, JAV leidžia Iranui prekiauti savo naftą. Klausimas, koks Iranui stimulas atblokuoti Ormuzo sąsiaurį? Iranas jėga pasiekė sankcijų panaikinimą. Jei tai veikia, kodėl to nebetęsti? Galima blokuoti Ormuzo sąsiaurį. Kitos šalys negali prekiauti nafta, o amerikiečiai pasakys, tiek to, atšaukime dar daugiau sankcijų, kad Iranas galėtų tęsti prekybą nafta. Puikiai schema. Ir tai yra ženklas, kad Trumpo karas išeina iš kontrolės. Pastarosiomis savaitėmis Baltiesiems rūmams pavyko suvaldyti kainas įvairiomis garantijomis ir priemonėmis. Pažadais lydėti tanklaivius per svarbų Ormuzo sąsiaurį, ko jie beje nepadarė, ir JAV Joneso įstatymo galiojimo panaikinimu, bei laikinų sankcijų Rusijos naftai panaikinimu. Čia paaiškinsiu. Joneso įstatymas – tai įstatymas, kuris reikalauja, kad bet kokie kroviniai tarp JAV vidaus uostų būtų gabenami tik laivais, priklausančiais Jungtinėms Amerikos valstijoms laivais. Dabar galima bet kokiais. Tačiau jei pažvelgtume į situaciją plačiau, sankcijų Irano naftai panaikinimas būtų, puikus kitas žingsnis, kabutėse. Būtent to ir prašė iraniečiai per derybas praėjusiais metais. Tai yra, pagalvokite apie tai. Donaldo Trumpo administracija daro nuolaidas karo sąlygomis, kurių Trumpas nebuvo pasirengęs daryti taikos metu.
Kad ir kaip tai skambėtų, šiuo klausimu Iranas laimėjo jėga. Kai JAV ruošiasi naikinti sankcijas priešui, kurį nori sunaikinti, tai aiškus signalas, kad Trumpas stipriai apsiriko. Situacija labai nestabili. Tačiau tai dar ne viskas. Trumpas netikėtai pranešė, kad Izraelis nebeatakuos pagrindinio Irano dujų objekto. Be to, Trumpo komentarai, bandantis deeskaluoti situaciją, pasirodė po kelių valandų. Po to, kai jis pats davė leidimą Izraelio smūgiui į dujų telkinį Pietų Parsas. Apskritai, ataka prieš dujų telkinį Pietų Parsas Irane tapo pirmuoju Izraelio smūgiu Irano dujų pramonės objektams, kurie yra itin svarbus Irano ekonomikai. Izraelio ir JAV pareigūnai teigia, kad smūgis suderintas su Baltųjų rūmų administracija ir patvirtintas Donaldo Trumpo. Tai svarbu, įsidėmėkite. Po kelių valandų Irano kariuomenė surengė 2 raketų atakas prieš Raslafano miestą Katare, pataikydama į dujų objektus. Kataro energetikos ministras Sadas Al-Kabis pranešė, kad Irano raketos išjungė 17% Kataro suskystintų dujų esos pajėgumų. Atstatymas truks 3-5 metus, per kuriuos iš eksploatacijos bus išimta beveik 13 milijonų tonų. Šiuo metu pažeistos 2 iš 14 gamybos linijų ir 1 iš 2 gamtinių dujų perdirbimo į skystą kurą gamyklų. Pasak Al-Kabio, dėl pažeidimų Kataras neteks $20 milijardų metinių pajamų. Tiekimui į Europą ir Aziją kyla grėsmė. Pasak Qatar Energy, remontui gali prireikti bent $26 milijardų. Pranešama, jog po pirmojo Irano raketinio smūgio trečiadienio vakarą Kataro pareigūnai susisiekė su Baltųjų rūmų pasiuntiniu Stevenu Witkofu, centrinės vadovybės vadais ir kitais aukšto rango Trumpo administracijos pareigūnais. Ir pareikalavo sužinoti, ar JAV iš anksto žinojo apie Izraelio smūgį dujų telkiniui Irane. Praėjus valandai po antrojo Irano raketinio smūgio Kataro dujų telkiniui, Trumpas iš karto pareiškė, kad Izraelio pajėgos smarkiai atakavo ir sudavė smūgį Irano dujų telkiniui. Dėl pykčio dėl artimųjų rytų įvykių svarbu pabrėžti Donaldo Trumpo ciniškumą. Toliau jis pareiškė, kad Jungtinės valstijos nieko nežinojo apie šią ataką, o Kataras su ją nesusijęs ir nežinojo, kad tai įvyks. Ir čia tiesa ta, kad Kataras iš tikrųjų nežinojo apie Izraelio smūgį iš anksto, o štai Trumpas žinojo, bet nusprendė pareikšti, kad nežinojo. Trumpas kaip bosas pareiškė, Izraelis daugiau neatakuos šio itin svarbaus ir vertingo telkinio, Pietų Parso. Tik tuo atveju, jei Iranas nepriims negalvoto sprendimo pulti visiškai nekaltą Katarą, jei Iranas vėl užpuls Katarą, JAV su Izraelio pagalba ar be jos, arba be Izraelio sutikimo, surengs masinį viso dujų telkinio Pietų Parso sprogdinimą. Tokia jėga ir galia, kokios Iranas dar nėra matęs. Jei Kataro SGD gamykla vėl bus užpulta, aš nedvejodamas tai padarysiu. Bet draugai, juk mes prisimename keletą Donaldo Trumpo ultimatumo terminų Vladimirui Putinui, o ir Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi, o Trumpas valdžioje jau daugiau nei metus. Buvo daug ultimatumų ir terminų. Iranas paragino kaimynus būti budriems ir atsargiems. Čia padėsiu daugtaškį. Komentuokite po įrašu, prenumeruokite kanalą, spauskite vartelį ir patinka. Jei įrašas buvo įdomus ir naudingas, norėdami paremti mūsų valstybės darbą, apsilankykite YouTube kanale. Galite remti finansiškai per paramą, prenumeratą ar tapdami YouTube rėmėjų. Visos nuorodos ir rekvizitai nurodyti vaizdo įrašo aprašyme. Taip pat rasite mygtukus prenumeruoti ir tapti rėmėjų arba QR kodą ekrane. Tai patogiausias būdas paremti mūsų kanalo veiklą vienkartinė auka. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Tai viskas. Saugokite save. Iki pasimatymo.